Grand Theft Auto San Andreas. Visų laikų nostalgiškiausias žaidimas, kurio gyvenime turbūt taip niekada ir neperėjau be čytų. Hesoyami, Aizakmi, Kangaroo, Jetpack ir daugelis kitų, su kuriais būdami maži mulkiai, tiesiog susimagindavomės. Bet atėjo laikas tą pakeisti. Ir išėjus Definitive Edition, ne tik jį pereiti, bet ir pasimti platiną ant PlayStation 5. O ją sudaro 35 trofėjai, skaitant platiną, ir galiu pasakyti, kad tai yra ilgai užtrunkantis ir nelengvas taskas. Ne tik turi padaryti istoriją ir nepraleisti tam tikrų missables trofėjų, bet ir tuo pačiu yra bene kiek collectibles, papildomų misijų ir neskaitant to, jog žaidimas yra tiesiog sugedęs. Definitive Edition, they said. Iš pradžių praeisime visą San Andreaso istoriją, ir tada jau padarysime visus likusius trofėjus. Bet prieš istoriją turiu pristatyti šio video partnerius. Kiek visko padaryti reikia. Ir tą. Ja, bet miega nori. Kultai? Norisi miegoti ir trūksta energijos? Kult jūsų energijos aktyvatorius, štai čia yra Dragon Power, vienas iš mano mėgstamiausių skonių, kuris gali jūsų dieną pritempti dar ilgiau. Puolas snaudulys. Nugalėk savo apsnūdų. Kult. Energija viskam. Ir to pačiu N18 nevartokite su alkoholiniais gėrimais ir nemiegokite su jais. Daugiau krutulio, mažiau liūdesio. Jau esam paėmę mes ir Vice City platiną Definitive Edition. Beliko su šitu dabar susitaikyti kažkaip. Nėra prie to pačio GTA 3 neturi platinos, bet nesmė. Pakalbėkime apie San Andreaso istoriją. Žaidimą pradedame su CJ, kuris po 5 metų grįžta į Los Santos miestą, kad galėtų sudalyvauti savo mamos laidotuvėse, kuri mirė. Tik grįžus ir nespėjus įlipti į taksą, jau sustabdo Crash policininkai, kurie apkaltino jį jų kolegos nužudimu, kurį tarp kitko jie patys ir nužudė. Į cypę neuždarė, paliko mus laisvai, bet įspėjo, jog reikės padaryti nešvarių darbelių pakeliui mūsų kelionės. Ir legendinė scena. Grįžus namo mus labai draugiškai pasitinka mūsų draugas Big Smokas. Bet problemą su juos įsprendžiam ir varam į mamos laidotuvės, kur sutinkame ir savo brolį bei savo sesę. Brolis nepatenkintas, nes buvome ilgai dingę ir gaujai sekėsi prastai. Apskritai šiuo metu jis tiesiog yra nelaimingas žmogus. Laidotuvėse užpuola mus Belas gauja. Nuo jų pabėgam. O su puikiais varavimo įgūdžiais mus apdovanoja pirmų trofėjų. Getting started, boys! Kad galėčiau toliau žaisti šitą žaidimą, man reikėjo padaryti vieną dalyką. Procese bandom suvienyti savo žaliukų gaują, bet kadangi iš naujo esam šviežus, mums reikia susigrąžinti savo reputaciją. Žinoma, pradėsime nuo šukuosenos ir pavalgyti reikia. Yra tiesiog panaga nuotrauka ant padėklo. Bet reputacijos susigrąžinimui darome nelegalius veiksmus, tokius kaip piešti grafičius, žudyti narkotikų prekėjus ar žudyti Balas gaujos narius. Rinkti ginklus savo gaujai, kitaip tariant, ruoštis karui ir atsigrąžinti gaujos reputaciją bei užimti miestą. Bet darant misijas pakeliui gavau dar vieną trofėjų už mašinos nudažymą. O! Paint and spray! About time antram trofėjai. O jeigu ir jūs norite vieno sumuštinio, tai nepamirškit pasubscribinti. Prie progos ne per ilgiausiam laikui praėjus pasitinkame iš kalėjimo paleistą ir OG Loką seną mūsų pažįstamą, su kuriuo įsiveliame į dar daugiau nešvarių darbelių. Tarp visų šaudynių norisi ir palisėt ir pagalvojau, kodėlgi neišmokus bokso. Hell yeah! Panašu, kad padarysime tai tiesiog kitą kartą, arba nebūtinai. Oi, hebra, mes full muscles jau. Užteko 5 kartus kokius 6 nueiti kačiarkę, full muscles. Išmokti bokso bus reikalinga 100% completionui. Kas reikalinga trofėjai? Defeat your opponent. Oi, tai... Ne, seniukai. Palauk. Nu. Davai. Oi, kaip išdaužyti. Ir kovos mechanikos reikės išmokti visuose 3 skirtingose miestuose. Tai vienas iš 3 done. Jau turbūt pastebėjot, bet aš greit išalkstu. Ir vėl nuvažiavau pavalgyti ir tas mane apdovanojo trofėjų. 8? With extra dip. Nusipirk 8 minus iš Clocking Bell throughout the game. Prieiname prie savo pirmo missable trofėjaus, tai yra misijoje, kai OG Laukas prašo mus įsibrauti į Mad Dog House'ą, pavogti rimų knygą, nes jis nori būti geriausias raperis ir jam reikia pavogti kažkieno lainus. O patį trofėjų gauti, reikia būti nepastebėtam per visą misiją. Mums tiesiog reikia sneaky viską praeiti. Za!
Papt! Į kakliuką vieną. Man atrodo, žinau, kad skaitas, kad paspotino. Žinot, ką padarysiu? A, tu gali nusiskandint baseinę. Nice. Horror of the Santa Maria. Paskesk. Aš realiai galėčiau nužudyti, ne? Galiausiai pavyko paimti Remų knygą. Reikėjo šaut manį. Na, bet galiausiai po kelių bandymų Lukui pavyksta. Ir bus viskas. Ei! Assassino, stealth kill on enemies in the mansion, mad dog Erimes. Loke around here? What? Who? You weren't friends with that? Jeff. Loke. He got promoted. O, pavogėm knygą ir jį papromotino. So? He's out back cleaning the fryer. Bet pasirodo, kad Mad Dogo manageris duoda spaudimo Audžilokui. Tai mus privertė pavogti limuziną, įsodinti jį ir nuskandinti, bet čia plauk nemoka. Ir aš dar įkrito. Tuo pat metu vykdome misijas ir farams, kurie mus šantažavo, tai Krešo komandai. Misijas yra prieš rusų mafiją dažniausiai ir vagos gengą. Nors ir čia turėjo misiją sudeginti namą, bet tuo pačiu gavom progą išgelbėti merginą, kuri tapo mūsų nauja mergina, mūsų pirmoji mergina. Iš karto su tokiu. Pasinaudojau progą ir kadangi man reikės iš viso išsivesti visas merginas dėl 100% į pasimatymą, tai čia yra viena iš šių. Varom alkoholiuko. Nežinau kaip tai sakyti, bet apturėjom tikrai labai gerą laiką mes kartu. Bet gana atsatsintis, nes reikia šaudyti, gaudyti toliau, rinkti ginklus ir po truputį ruoštis kovai prieš balasus. Čia buvo labai tikrai smagių misijų, ypatingai šita man visiškai nostalgiška yra. Teko būti ir okupuotam misijų, nužudyti Iron Maną. Čiuvas praktiškai nemirtingas. Čiuvakas tiesiog nemiršta. Tai tiesiog buvo dar vienas skriptintas lainas ir man jį reikėjo nusivyti iki tam tikros vietos. Ir priėjome prie misijų, kur reikia šokinėti su mašina, na, šokti su ją. Pasirodė daug lengviau negu originalioje versijoje, arba tiesiog, kai būdavau mažas, man būdavo sunku, bet vis tiek tikrai buvo smagu. Susipažįstame su sesės bachūrų meksikiečių karteliu Cezariu, kuris duoda papildomas misijas, dauguma jų yra susijęs su lenktynėmis. Nužudoma kai kurias pagrindinių gaujų bosiukus mini, Syto planas yra susijungti 3 skirtingoms šeimoms ir turėti daugiau galios. Suplanuojamas susitikimas, kurį sugadina policija. Kažin kodėl, bet mes pabėgam, bet reikia prasibrauti pro visą pastatą. Su gėlėm primušiu. Aš šaudytus turėtų tiesiog žaidimas beta, karoči. Šaudom į orą. Svytas nepasiduoda ir rengia susitikimus, kad galėtume susiburti kovoti prieš balus. Tada Cezaris pakviečia svarbiam susitikimui, kur sužinom, jog Ryder ir Big Smokas dirba su Crash Farais ir Balas, kurie planuoja dar vieną ataką su Green Saber, kuris ir buvo vienintelis įkaldis, kai buvo nužudyta mūsų mama. Greit sujungiam taškus, jog Svytas pateko į bėdą ir jog jo planuotam susitikime spastai, todėl greitai išvarom gelbėti jį. O čia nuojauta nemelavo ir Balaso ataka ant mūsų brolio buvo didelė. Kadangi Svyt buvo sužeistas, mums nepavyksta pabėgti nuo policijos. Hey, all dressed up for San Fierro. Mes tuo tarpu buvom pagrobti ir išvežti toli nuo Los Santos. Mūsų brolis uždarytas, jo laukia teismas ir ilgas sėdėjimas kalėjime. Krešas, policininkas priverčia mus darbuotis užmiestyje, kad ir nužudyti trobelėje žmogų, kuris yra liudininkas prieš tos pačius pareigūnus, kurie mums duoda darbo, nes neturim pasirinkimo kol kas. Kadangi vėl šantažuoja ir sako, jog jeigu nedarysi, kaip pasakysim, tavo brolis bus nužudytas kalėjime. Arba aš mirsiu greičiau. Čia susipažįstam su dviem svarbiais veikėjais. Cezaris mus pasiunčia susipažinti su jo pusseserė Katalina, kuri sužinom, jog yra totali psichė. Bet to pačiu ir su ją plešam bankus, darom tikrai ekstremales ir crazy misijas, jinai mus įsimylė, netgi per daug, bet to nerodo. Alio? Ir kiekvieną kartą, kai pas ją atvažiuodavo, mus vis naujai nustebindavo. O ką čia? Ten jinai savo 3 vyrus balaidys, bliavo, koks geras. Bet šiaip su Katalina tai fun times. Matai, ir jai patiko. Katalina! Katalina! Ko tu pyksti?
pyksta manęs, Katalina visą laiką. Atvažiuoja pas tave, pyksti. Ir su The Troop susipažįstam, kuris yra tiesiog marihuanos fermos savininkas ir mes įpareigoti vėl sutaupyti pinigų, kad nupirktume marihuanos ir pakištume ją vienam iš prokurorų, kuris stebi crash policininkus ir bando išgauti informaciją ar įrodymų, kad jie yra prasikaltę. Cezaris praneša, kad San Fierro mieste yra organizacija, kuri parduoda narkotikus Big Smoke'ui, kas mums gali padėti priartėti prie jo ir tuo pačiu išsidirbti papildomai reikalingų pinigėlių. Bišas iš GTA 3. Not only was he racing, but he was satisfying me. Fully. What are you gonna Katarina, say? ką tu šneki? Fine. Okay, Go. I ain't gonna miss you. goodbye. San Fierro mieste atidarome ir savo dirbtuvę susidirbti dar ekstra šaibų ir bendradarbiaudami su Troop supažintais žmonėmis, tiem mechanikais ir elektronikos ekspertų. Kiek yra palauk? Blėts. Cezarė, aš tai netyčia, tau nereikia, kad čia grinai yra tas, kai sako tau, tai tavo draugas šoktų pro langą, tai ir tu šoktum, ne? Ko aš nežinau, kad šita misija man bus sunkiausia iš visų. Nu kaip tu gali nekirst kelią, va čia? Now here, Mike Andrews is live. Mr. Andrews, I've had a run of bad luck. I was wondering if the state could help me get. Shit, gas is dripping. Get out! Hey, my stomach! Oh man, we gotta bail out. Jau po truputį matosi, kad progresuojam, nes pradedam šnipinėti ir susitikimus Raiderio. Take himself real serious. Thing is it. Right. Look. Jūs matot, ko čia raudonas akis? Čia dar padarau labai svarbu savo pirkinį. 10K. Butuk. Trofėjus bus. American Dream. Purchase any house. Iš kur gavome informacijos apie tos susitikimus ir panašiai, tai yra iš Woozy, su kuriuo susipažinome per lenktynės. Jis yra iš China's Triad, San Fierro lyderis. Duoda informacijos apie narkotikų prekeivius Big Smoke'ui, Jizzy ir T-Bones, kur susipažįstant su T-Bones gavome ir Missable trofėjų. Reikėjo jį surasti be jokių gaidų. Nuvažiuoti tiesiai į uostą. Kam reikia direkcijų, per kurias sužinome ir jų lyderį, Mike Toreno. Atliekame kelias misijas Jizzy, kad galėtume būti patikimu žmogu jam, o galiausiai jį patį nužudyti. Mirsit? Čia sužinome informacijos apie susitikimą, kad nugriauti šitą visą narkotikų organizaciją. Ten planuojama nužudyti T-Bones ir pasirodo Raiderį. Metas keršyti. Something ain't right. Where's Toreno? O Toreno kažkodėl šitam susitikime nėra. Visi, T-Bone'as out. Hey, Ryder. Sherm head ass. Dabar šitą bičą vysimės. Nužudyti jį tai nebuvo problema. Boots. Taip viskas greitai vyko, tai mes greitai atskletom Raiderį, aš galvoju, kad čia bus big thing. O čia pys, šmist ir viskas. Problema buvo pabėgti iš ten. Oi, kaip blogai. Jau įvažiavau tikrai ne ten, kur turėjau. Please, šauk helikopterį. Tas. Oi. Oi, bičiai, palaukit, ne. Čia daug mašinų yra. Oh fuck. Oh my god, ne. Nu, bičia, duok man mašiną, prašau, kas nors. Sustokit, kas nors, tu kodėl tu taip... Ne. Tramvajus. Mašina. Ne. Partrenkė. Aš gyvas. Išgyvenam. Pačiu darome ir Woozy misijas, kuris turi problemų su Vietnamo gaujomis. Here they come again. Nu, tipo, norėjau šauti mašiną, bet tinka ir taip. Let Woozy destroy. Ai, tai prašau. Iš kuris, pavyzdžiui, žino, kur šaudyt? Tarp kitko, aklas bičas. Iš garsų, tipo, sprendžia, kur šaudyt. On top darome misijas ir Crash'ui. Ir Zero misijas. Įstrigau. Ne. Užsidegiau. Norėjau dar tramvajų ekciną. Leiskit. Ir gauname progą nužudyti Mike Toreno. Išskrenda su helikopteriu, mums tai reikia susprogdinti helį. Kaip gali būti tai sunku? Please. Oh my god. Davai.
Šiaip pataikiau. Jake Edvinas, seni, vargsi ilgai. Tuomet turėjome įdomesnę misiją ponui Vuziui, kuriai reikėjo pripratinti savo plaučius. You need more practice underwater before we can start this mission. Neturėdamas pasirinkimo, tą ir padariau. Ar reikia dar, ar tiek užtektų? Vežliukas Nemo. Procentai jaučiu. Hey, Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ. Definitive edition, everybody! Kaip man tą paimti? Bičia, kaip man paimti tą oysterį? Pažiūrėsiu, kaip paima kiti žmonės. Ką, žinau, čiuvos tiesiog praplūka ir paėmė jį. Kaip man paimti tą sušektą oysterį? Bet žiūrėkit, grinai sėdži kaip delfinas, žiūrėkit. O, jo, delfinas. Suvalgysiu tavo visus paprikosus. Hold on. You trying to tell me you can't swim? When I was a kid, swimming off the Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Nesijaudyk, CJ, pasirūpinsiu, kad šį kartą taip neatsitiktų. Įsibraunome laivą, kuriame nužudome Huang masterį. Ai, viskas. Dengus visiems narkotikų organizacijos lyderiams, bandome sunaikinti ir patį narkotikų fabriką. Tai padarome sėkmingai įveždami mašiną ir ją susprogdindami, bei palikdami pačią vietą kaip tikri agentai. Ir už misijos įvykdymą mus apdovanojo žaidimas su What happens in Las Venturas už šitą davę? Complete Yay Kaboom Kaboom, boys. Tuomet jau turime progą ir nusipirkti One Cars. Kiek? 5 gabalų. A tu pablūda. Wankers. Nuskambėjo kaip Wankers. O Wankers mums atrakina galimybę su Cezariu vogti mašinas ir jas eksportuoti, importuoti, kas bus labai reikalinga surinkti 100% ir gauti trofėjus. Paraleliai mes atsirakiname ir trečiąjį miestą – Las Venturas. Ir gauname skambutį iš nežinom ko, sakė gali padėti gauti informacijos dėl brolio. O pasirodo, tai Mike Toreno, kurio nenužudėm, ir visgi jis yra valstybės slaptas agentas. Save tai pristatė. Ir norint sužinoti daugiau informacijos apie savo brolį, mes turime atlikti jam keletą darbelių. Ir galiu pasakyti, kad jo duodamos misijos buvo vargo vakarienė. Carl, I need you to do me a favor. Yeah, I'll do you a proper injury, man. What you knowing about my brother? Relax. Naikinti konkurentų agentų helikopterius. Nusipirkti oro uostą ir išsilaikyti lėktuvo teisės. 8 gabalų. Transportuoti kontrabandą ir naikinti lėktuvus. Kodėl tu užsidegi asilę? Kas tu? Įsibrauti į karinę bazę, kur jeigu įsibrauname nepamatomi, gauname dar vieną trofėjų. Ir jis buvo iššūkingas. Tu švieti pro laiptus tiesiai į mane. Oh my god. Nu, žinokit, turėjo būti gerai. Pavogti 60 milijonų vertą jackpacką. They can't stop all of us. Užpulti karinį traukinį ir pavogti Green Goo, kuris turi kažką bendro su ateiviais. Ne, dar šį čia buvo vienas Green Goo. Green Goo. O palsėjimui nuo Mike Toreno Vuzi atidarė naują biznį kazino Las Venturose ir vėlgi konkurentai mieste, kurie sabotuoja Vuzi ir jo kazino, daro misijas jam. Jeigu padėsiu, duos įčiai procentą biznio. Iškart sutinkam negalvodami, sunaikinam konkurentų kazino žetonų fabriką. Dabar iš esmės turėtume jau plėšti jų kazino, bent jau ruoštis plėšimui. Bet Lukas norėjo užsidirbti pinigų, biškį nusidistreknino ir vaikai neloškė.
Ei, doble or nothing. Sir is lucky today. Ha ha ha. Or bust, sir. Blackjack. 17. Red 5, black 2, 0, black, red 27. 23. Kaip arti? Keis Wager. Ant $1 rašė dėt. No. Redenkit. Oh! Lucky spinner. Win at least 1,000 in a single spin of the Wheel of Fortune. Ir galiausiai išėjau su 5 milijonais. Neklauskit kaip. Bet mums užteks 5 milijonų. Esant mūsų misijas toliau, kad galėtume apvogti kazino, mums reikėjo kazino plano. Vėliau reikėjo ir keycardo, kurį galėjome gauti, nusekdami vieną darbuotoją iki namų. Apsimesdami kitų vyrų, varėme apsikeisti su jo pas ją į namus. O, traukinys atvažiavo. Aš tikiau, kad taip greit atvažiuos. Kaip aš gyvas? Come on in. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. Ir galvojau, kad po pirmo pasimatymo jau gausiu darbo kortelę. Deja, reikėjo dar vieno. Oh. Wow. Na, kortelę gavom. Ramu. Čia jos tokia chata, ne? Pasirašymui apiplėšti kazino liko paskutinis etapas. Nuvaryti į hidroelektrinę, sudėti bombas ir esant reikiamam laikui atjungti elektrą. O, CG delfinas. I'm back, Sanfiera. Definitive Edition. Na gerai, dar po to buvo pora darbelių. Reikėjo, pavyzdžiui, pavogti helikopterį. Su helikopteriu pavogti apsaugotą nuo kulkų vaną, kurį taipogi naudosime apiplėšimui. Galėtų baigti suktis taip. Tuomet pašoniai turime dar misijų iš Crash komandos. Nužudyti dar papildomai svarbių žmonių, išžudyti privatų lėktuvą. Galiausiai gauname ir progą nužudyti vieną iš Crash komandos narių, tai yra Ryžiuką. Oh my god, Ryžiau. Jautėsi labai gerai. Gavome nuvykti ir į Liberty City, kur reikėjo, na, nužudyti dar daugiau žmonių. Už tai, aišku, mus apdovanojo trofėjų. Wow, Complete St. Mark Bistro Mission. Šiek tiek apsisuko stalai ir dabar padėsim ne OG Lokui, OG Loko priešui, Matt Dogui, kuris norėjo nužudyti. Mes jį pagavom, išgelbėjom ir dabar sugrįžkim pabaigti savo darbus Las Venturose, apiplėšti kazino. Everybody follow me. Davai, apiplėškim šitą kazinką. Čuvas, I know the layout of this place. Have changed the layout. Okay, Ir ką, beliko pabaigti savo darbą. Pradėsime nuo to, kad grįžtam į Los Santos ir atsiemam Mad Dogo rūmus, kurie buvo užimti. Mike Toreno po to turi mums savo paskutinę misiją. Ir kaip visą laiką jos gan daug reikalaujančios. Pavogti naikintuvą ir sunaikinti laivus žnybus. Neskamba taip sudėtingai. Bet aš piloto teisės laikas, tai tikrai nebuvo sudėtinga. Toreno, fuck you. Almost lost my life out Bet galiausiai Toreno pasirūpina, kad mūsų brolis išeitų iš kalėjimo. Buvo smagu jį pamatyti, bet tuo pačiu mes pradedam kalbėti apie tiek, kiek pasiekėm, kiek pinigų turim, o brolis ten nori susigrąžinti savo rajoną. O mes esame geri broliai ir žinoma padedame jam tą padaryti. Iki tol, kol jis neperžengė ribų su kažkokiam mergaitėm, kurias atrodo kaip medis. Ai, what the f***, tai su rankom, kas negerai jos. Beliko paskutinis taskas – išžudyti visas gaujas ir nuimti Big Smoke'ą. O tai reiškia, kad man reikia užimti 30% visų teritorijų. O konfrontinti ir OG Loką. Kol ėmiau teritorijas, pagalvojau, kad ilgai nepasiemus tanko. Tam padaryti man reikia surinkti visas žvaigždutes, kad jis tai atsisponintų. Ir taip netyčia gavom trofėjų. Oh my god, publikė... O, čia... Čia taip... Oi, tu na. Aš mirsiu. Ai, bičias. Jo, teritorijas užiminėti nebuvo tikrai lengvas taskas. Ir šaudžiau, ir žudžiau, ir pats miriau. Tad nusprendžiau imtis rimtų priemonių. Kas gali atsitikti, galima neišlapinti. Tai čia nieko bus. Mano slaptas ginklas buvo tankas ir miniganas visam šitam.
reach maximum respect. Čia už tai, kad atidaužiau tos snukius. Take it. Ką? Paskutinė misija, guys. Pabaigsime storyline'ą visą. Reikėjo pavogti šarvuotą tanką, įsibrauti į pastatą, kuriam sėdi Snoop Doggas, kokiam 19 aukšte. Ir turėjo omeny Big Smoke'as jo. Kur čiuvakas tiesiog literaliai žaidžia su pleistaku. Ir priartėjome prie final boss fighto. Sorry, Smokey. Levelė per mažai. Į pastatą įsibrauna Tempenis, kuris nori pasimti pinigus ir tiesiog pasišalinti. Taip lengvai mes to padaryti jam neleidžiame, dėl to jį nusivejame ir sprogimus. Kartu su broliu vejamės jo ugniagesio mašiną. Bandom atsikratyti ir jo pėstininkų, kurie mus bando vytis. Bet galiausiai pats Tempenis nukrenta su savo ugniagesio automobiliu nuo tilto. Ir mums net nereikia pirštų prisiliesti, pats Tempenis tiesiog sukrenta. Blemą vis tiek norėčiau nužudyti. Prie pat Manhattan. End of the line. Все? Все. GG. Ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Šiaip labai jau pavargau montuoti, bet reikia dar jums parodyti antrąjį etapą, o tai yra visų likusių trofėjų surinkimas. Reikėjo pereiti visas mokyklėlės. Mašinų, motociklų ir laivų. Trofėjų davė tik tai už vairavimo, bet visos kitos skaičiuojasi į 100%, kurio mums irgi reikės trofėjų. Atsireik, koliuką, nu kaip? Aš kažkaip Aš nesuprantu, kaip šoka. Aš neturiu komentarų. School's out! Fully complete a vehicle school. Hey, boys. Lygiai taip pat pakomplytinau ir motociklo mokyklą. Sustok. 96 dievas. Čia. Bike school, motorbike skill plus. Ir laivų mokykla. Mokykla. Noriu išmokti su bautu. Boat school passed. Viskas. Tuomet buvo vehicle missions, kaip pavyzdžiui nuvežti 50 žmonių su taksi. Woo! Yes, I speak English. Reach 50 fares in taxi mode. Let's go. Panaši situacija buvo ir su paramediko misijomis. Reikėjo ligoniukų suvežti ligoninę. Level 1, seats free 3. Čia bent jau rašo kiek laisvų vietų. Viskas. Complete 12 levels with paramedic padaryta. Su gaisriuke reikėjo gesinti mašinytės. Buvo lygiai taip pat lengva. Taip, все, varom laistyt. Nu. Rescue a kid and 2. Все, mes tobuli firefighteri tiesiog esame. Na ir iš šitų sunkiausia tai yra policininko misija. Vigilantei. Reikėjo gaudyti nusikaltėlius. 12 levų praeiti. Jeigu po pirmo levelio, tai viskas. Laikas. O failų buvo daug. Ir 9 levelį buvau užstrigęs. Visiškas gengė. Pisk! Man reikia municijų mašiną. Ne. Car, give me car. Please. Nu kaip?
Todėl pasakiau gana nesąmonių, pasiėmiau tanką ir tai padariau. Do we have it? Vigilant, you're max body armor. Ahu, bitelnai. Prie tos pačios tematikos įsitenka dar ir traukinio misijos, už kurias negauni trofėjaus, bet reikalinga 100%. Čia reikia spėti nuvažiuoti laiku tiesiog iki vietos ir svarbu neviršyti greičio, nes tada gali traukinys nušokti nuo bėgių. Tai tiesiog užtrunka, bet nieko sunkaus. Nice. Ok, einam pimpinti panas. Ir pimp misijos. Irgi be trofėjaus, bet reikia suvežioti mergytės po miestą. There's a girl nearby, go pick her up. Reikia 10 levelį pakompletinti. Gerai. Šokit. Oi, gerai čia stovai. Pas kokį vyrą šiandien važiuoji? Koks jis ten palapušys stojapse? Žodžiu, Jonas, 57 metų vyras, nevedęs ir turi vaikų. Dar vienas senis. Jo, bet man patinka tokie. Suprantant, sėkmės jums. Lipk. Čia Manuelė beje. Kaip tu laikais šiandien? Neblogai, jau mano 6 klientas. Kokios patirtis? Vienas nelabai norėjo sumokėti, tai nieko padariau jį 2 kartą ir iškart sumokėjo. Jis pasiėmė mane su 5% akcija, kažkaip nebrangiai visai. O, sakyk, vis tiek važiuoju aš tave 6 metai iš eilės. Kiek man nuolaidės padarytum? 6 metai, tuoj metai, maždaug 5%, 6 kart 5, 32. Jo, nes tiesiog matematika man sunkiai sekas, tai nepyk dėl to. Sit. Pimp complete. Prostitutes will now pay you to have relations with them. Tuomet buvo stadium events. 4 renginiai skirtingose stadionuose, vienam buvo 2 netgi. Tiesiog reikėjo atvažiuoti skirtingų metų. Vienas iš jų, kickstartas. Čia reikėjo surinkti tiesiog bent jau 26 taškus. Nice! Viskas, padariau, ką norėjau. Cam 4. Tai buvo 8 trackas, Blood Bowlas, Dirt trackas. Visuose kitose tiesiog reikėjo paimti pirmą vietą. Esu dėkingas. 25 ką davė. Stadium eventai pabaigta. Tada buvo vadinamos asset misijos. Jas tiesiog pavadinčiau, kad būnu darbininkas. Tai teko būti furistu, išvežiuoti siuntas praktiškai. Norėčiau pasakyti, kad jos buvo lengvos, bet paskutinė furisto misija. Normalus? Ai, kaip nelaiku ir ne vietoj. Negaliu tiesiai važiuoti, žinokit. Mane stumia. Nieko negaliu padaryti. Neveikia mygtukai važiavimą. Ai, zampaka. Na, bet supeiktų. Čia pirmą kartą. Tuomet traktoristo misijos, kuri irgi tikrai buvo keblių, reikėjo kelis kartus pakartot, bet mes padarėm viską. Sunkiai misija buvo, nemeluosiu. Courier mission va čia bus prasidės. Ir paštininko pabolukas. Ir taip pasiuntinėjame šimtunukus per 3 miestus ir atsirakiname visus 3 asetus. Paskutinis, kas įeina į kategoriją asetų, tai yra valeto misijos. Tiesiog suvežioti klientų mašinytės į garažą tam tikrą laiką. Šitiek priparkuosiu mašiną, man nebetilps po to parkuoti mašiną. Priprastai. Nupisina mašiną, gaidį idiotą! Ir viskas. Asset acquired. Ir obrolyti, kad žinotumėt, kiek čia yra collectibles. Pradėkime nuo horseshoes. Reikėjo surasti tiesiog 50 arklio kanopautų daikčiukų. O žiūrėk, pasaga. Tas pats ir su oisteriais buvo po visą pasaulio vandenyse. Kriauklių, kurias reikėjo surinkti. 50. Visko nerodysiu. Nepamirškime ir žinoma 50 nuotraukų po visą žemėlapį padaryti. Na ir svarbiausias 100 stegų Los Santose. Ir šiuo metu turime surinkę visus jų collectibles. Tai bent jau atsikratėm šito. Lenktynės. Kaip mes mėgstame lenktynės GTA žaidimuose. Jų buvo visai nemažai. Kiekviename mieste būdavo po spotą. Las Venturas netgi buvo 2 spotai, kur yra lenktynės. Ir svarbiausia visose paimti pirmą vietą. O be lenktyniaujant gavau dar vieną trofėjų. Today was a good day. Get 24 hours in game without breaking the law, being wanted, killing or harming anyone. Nu, galiu pasakyti, kad mes buvom labai
Tvarkingi ir smagus piliečiai. Lenktynių buvo iš viso Los Santos 9, San Fierro 6, Las Venturas 4 ir 6 checkpoint reisai irgi Las Venturose. Trofėjaus už lenktynės kaip ir neduoda, tai eina tiesiog į 100% žaidimo įvykdymą. Tada dar turime tam tikrų auto priemonių, challenge'ukus tokius padaryti. Su dviratuku surinkti checkpointus bandžiau, bet negalėjau, nes reikėjo pasikelti dviračio skillsą. Tai nusprendžiau su dviračiu važiuoti iki Mount Chiliad, sakykime Everesto, kur su dviračiu irgi yra kelios lenktynės, kurias reikia įvykdyti dėl 100%. Na, tokį kalną aš nežinau, ar sidžiaisiu. Bing. O! Jaučiat? Ant kiek bisiklistas? Normalu? Tai gerai, darysim šitą. Malonu matyti. Ir pirmas. Dabar bus kitas rautas. Gerai, atsik. Go, Lukai. Go, Česka. Go, Česka. Wow. Definitive Edition, jo. Oho. Tiesa. Mia Sanchez. Dviratukai. Nenukrisk. Ką? Miške stovi. Tiesiog lėktuvas į tave fucking pareina. Ir galiausiai padarome visus 3 reisus čia. Mūsų bike skillas max. Tai bus be problemų padaryti ir tuos checkpointus. Nu tai pažiūrėsim tutorialą, man atrodo, kad mes surinksim juos ir taip. Prieš dviratį arčiau man buvo su motociklu dar surinkti checkpointus. Per daug nestraglinau, susirinkau ir gavau trofėjų. Bike or biker. Complete BMX on the RNG challenge. Or NRG challenge. Beliko dviratukų pasidaryti šitą. Dabar tai drąsiai šitų surinksim. Tikiu, kad jau atsibodo žiūrėti šitą montažą, žinokit, irgi jau supelėjęs visas. Tai praeikim greitai, kas liko. Nusipirkti visus namus. Boys? Ką žinau, gerai. I have money, mami. Čiolė laisva. Trimkai chatą. Ir bam. Prapertija bot. 100% reikėjo Ammunition įvykti kelis levelius šaudimo challenge irgi. Padarėme juos sėkmingai. You completed the Ammunition challenge. Video pradžioje išmokom Los Santos gym'e judesius. Liko tik tai kitose 2 miestuose. Jo, China. So, you wish to become a warrior? Oi! Iš visų 3 gymų išmokom visus movesus. Labai daug laiko reikalaujantis export ir import. Sąrašas mašinų, kurias reikia atvežti ir kelti. Rich, Infernus, Felitizer. Let's go. You have successfully delivered this vehicle for export. Let's go. Šitą. Strečą. Ir mes paimame Infernusą. Dar reikėtų. Taupys, no. True. Oi. Ne! Ne! Ir negaliu išlipti! Ai, leido. 100. Lemtingas momentas. 3 hours later. Liko 1 automobilis. Ir a legitimate business. Export all free car lists. Remastered 100%. Ir 100% completion, man. Time for sexy time. Pamanat, nuėjome į vieną pasimatymą. Iš viso 2 jau. Mums reiškia, liko dar 4 nueiti. Reikia susirasti 4 merginas likusias ir tiesiog nueiti į vieną pasimatymą su visom. Yes. Helena, let's go. Hi, you. Babe. Oh, yeah. Eik namo. You wanna come up for some coffee? Nedomina. Kaip tą kavą gerti čia taip? Su viena iš vis turėjau problemų, net niekaip nesugebėjau jos rasti. Sveiki, tai kad nėra. If she's in there, go out and try again later time. Ir aš bandžiau. Nėra. I think it's maybe possible that you accidentally killed Michelle and didn't realize. O dabar per vieną moterį aš negaliu tiesiog eiti palsėti nuo štoždama. Kol pasidaviau ir nuėjau pas kitą. Ne. Neverta mano laiko moteris apšė. O, taip, sėdži labas. Gal žmonės gali sėsti? You want to come in for some coffee? Motociklas dirba tik tai. 5-6. Kaip man dabar tą gauti? Yes!
Dievas, Mišelė, kur tu buvai visą laiką? Tu mažą gauruotą suskė. Nu, Mišelė, leisk iš savo to bendrabučio. Oh. Not a player, gone at least one date with every potential girlfriend. Nu ką, Mišelė? Žinok, man nedomina. Atrofėjai gavau, tu man jau pokui. Na, buvo metas užkariauti visas teritorijas, dabar jau visas 100%, kad gauti papildomą trofėjų. Kad nenumušt manęs. Bet show them. Prisiekiu, girdėjot? O, pirmą kartą girdžiu. Bėkit. Ain't nothing but a G thing. Own all gang wars, turfs, properties, and have $1 million. Dar net nebaigiau paimti, bet sako, nu jau taip pasistengiai, imk, sako. Kad sektųsi su mergytėm, reikėjo ir gauti trofėjų Maximum Sex Appeal. Man padaryti reikėjo pasidaryti brangiausias tatuiruotes ant kūno, nusipirkti brangiausius rūbus ir įsėsti į prabangę mašiną. Važiuok! Yes, chick magnet! Achieve Maximum Sex Appeal, holy... Užkariavus mergaičių širdis... Ai, ginklus gali pakelt prie progos. Reikėjo užkelti visus ginklus iki Hitman levelio. Tiesiog pašaudyti truputį su jais. Hey, Swiss Army Strife! Smooth Moves Achievement Trophy. Čia reikėjo tiesiog tobulai sušokti šokius. Ar tai gali būti sunku? A tai motociklas važinėjo, ne aš. 1, 2 ir 3, šokam, op. Trigubas sūris, negaidys. Good. Ką aš blogai padariau? Ant pačio galo. Oh my god. Klausiu, Lukai, kodėl tu toks pavargęs atrodai? Nes aš paskutinį šitą streamą dariau 10 valandų. 100 štukų, va taip ramiai ant arkliuko, davai. Šis trofėjas buvo lengvas, tiesiog reikėjo laimėti vieną betą šitą su arkliukais, tai tiesiog reikėjo pataikyti ir viskas. Davai, aplenk tą violetinį džyzės, o taip sunku. Žiūrėk, ir laimėjo žalias. 4 kartėmiau, man atrodo, prieš tai. Yra? Let's go! Nu tai varom kažką tada sužaisti. O, kaip mokė. Šitam trofėjai tiesiog reikėjo rinktinės žaidėjų. Nice. Paskorinti 30 taškų. Please. Ne! Rip. Nuo 40 taškų. Trophy. Hooping up, score at least 30 points in a basketball mini game. Prieš paskutiniam trofėjui reikėjo tiesiog tapti pilnai fat, bet aš turėjau problemų, nes pastoviai apsivemdavau ir negalėdavau persivalgyti. Kodėl tu apsivemi? Nepadedate seivai. 2, 3, 7. I'll have 2 number 9s. I wanna fucking sleep. Oh, Jesus. Kodėl čia tai viskas prailgo? Na ir paskutinis, pastartuok naują žaidimą, viską padarius. Here we go again. Start a new game after getting 100% on safe file. After 5 years on the East Coast. I ain't no buster, buddy. I ain't no buster. Unlock all trophies. Iš viso užtruko apie 63 valandas. Taip, aš nebuvau pats greičiausias, bet aš mėgavausi žaidimu. Ir San Andreasas tikrai paliko man savo detalę mano širdyje. Šitas žaidimas išliks atminčiai. Na, jeigu jau viską peržiūrėt, tai būtinai užmeskite like ir subscribe, pakomentuokit, ką norėtumėt matyti toliau. Ir susitiksime kitame video.